Brangus klausytojai, Ganytojo žodžio laidoje kviečiame pasiklausyti Krokuvos arkivyskupijos kunigo Jan Reček skaitytos konferencijos šią vasarą Šiluvoje, kurioje jis kalbėjo apie mums visiems taip svarbaus dvasinio tobulėjimo reikšmę per vidinio užtarimo maldą ir vidinį išgydymą. Iš lenkų kalbos konferenciją verčia Kastantas Lukėnas. Paskutinis jau mūsų susitikimas, kai mus veda šventasis Jokūbas. Jau mes tiek daug jo žodžiuose išvelgėme, kad šiandien kažko naujo nerasime. Tačiau mūsų susitikimo temą padiktavo būtent tai, kas yra jo laiške. Sakydamas, kad paskutinis susitikimas turiu omeny šias rekolekcijas, bet apskritai prie paties Jokūbo laiško dar mes kiekvienas savo gyvenime turbūt nekartą grįšime. O jeigu kas nors įvyksta, tai gera yra, žodžiu, kai su liežuviu kokių būna problemų, tai grįžkime vėl prie 3 skyriaus. Arba pats savo užsiduokime atgailą, arba užduos nuodėmklausis tokią atgailą, arba kam nors kitam dar pasiūlysite tą Jokūbo 3 skyrių. Tai yra labai galingas žodis. Ir turbūt pamatysime, kad visame apskritai Jokūbo laiške yra tam tikros tokios kovos elementas. Ir skaitydami Jokūbo laišką suvokiame, kad krikščioniškasis gyvenimas toli gražu nėra idilija. Ne, čia jaučiame tokius kietus reikalavimus. Krikščioniškasis gyvenimas nėra lengvas. Ir tokia savotiškai taip paradoksaliai galima pastebėti, kad galbūt tas, kas dar neišgyvena atsivertimo, tai gal tam žmogui yra lengviau. Tačiau toje kovoje iš tikrųjų yra geriau, džiaugsmingiau. Nes kai gyvename toje Dievo artumoje, tai mūsų širdims mūsų padeda Dievo malonė. Taigi man šios dienos tema, tarsi devizas, yra iš 4 Jokūbo skyriaus žodžiai. Būkite klusnus Dievui, priešinkitės velniui ir jis bėgs nuo jūsų. Artinkitės prie Dievo ir jis artinsis prie jūsų. Nusimazgokite rankas nusidėjėliai, nusivalykite širdis besiblaškantieji. Taigi priešinkitės velniui ir jis bėgs nuo jūsų. Tai yra labai svarbu. Mūsų gyvenimas tai yra galynėjimasis ne su gamtos jėgomis, bet tomis dvasios galybėmis. Visi atsimename Švento Pauliaus žodžius iš laiško Efeziečiams 6 skyriaus. Mes kovojame ne su kūnu ir krauju, ne su žmogum mes galynėjamės, bet su ta jėga, kuri yra stipresnė už žmogų, protingesnė už žmogų. Ir iš tikrųjų yra mums grėsminga ta jėga. Taigi norime to ar nenorime, mūsų gyvenimas yra kova. Kas nekovoja, tas jau yra įveiktas, nugalėtas. Jeigu yra boksininkas nokautuojamas ir nebeatsikelia, tai jis jau nebekovoja. Bet mes neatsisakome kovos, nors ir mums gali ir būti nepavykę. Taigi šiek tiek pasvarstykime, kuo reiškiasi mūsų kova ir kaip mes turime ją kovoti. Jeigu jau sykį suvokiame, kad kovojame su tokia klastinga piktąja dvasia, kuris yra melo tėvas, o mūsų išganytojas yra tas, kuris liudija tiesą. Taigi mūsų tada tampa aišku, kad pirmoji taisyklė, laiduojanti mums saugumą, yra tai, kad mes kovotume, rūpintumėmės tiesa. Ir jau apie tą tiesą mes jau kalbėjome, kai apie kalbą, apie liežuvį kalbėjome, apie žodį kalbėjome. Žodis turi būti teisus, kad žodis turi būti toks teisingas, tiesa tokia prasme, kad būtų tarsi uola. Taigi rūpinimasis tiesa yra rūpinimasis, kad būtume santarvėje su Jėzumi. Mes sakome, kad mes priklausome Jėzau ir tegul ši tiesa lydi kiekvieną mūsų žingsnį, kiekvieną įvykį, kiekvieną mūsų dalyvavimą. Krikščionis neturi būti tokioje situacijoje, kurioje jis bijotų, kad prisipažinti priklausas Jėzui. Tokia tiesiog nedera tokioje būti situacijoje. Taigi buvimas vienybėje su Jėzumi tai yra mūsų gyvenimo tiesa. Yra toks rūpinimasis, kad tai būtų aiškiai iškelta, aiškiai parodyta. Mes esame toj palaiminimo būsenoje, esame laiminami tuomet, kai visą, ką darome, gali būti iškelta švieson, kai nenorime ko nors nuslėpti. Turime tam tikrų paslapčių, apie tą taip pat kalbėjome. Aš nemėgstu, kai kas su purvinais batais nori tapnoti mano sielos gelmes.
Bet tai yra visiškai skirtingas dalykas negu toks pabėgimas, pasitraukimas į šešėlį iš gėdos. Tai todėl mums reikia tokių gyvenimo dalykų vengti, kuriuos norėtumėm nuslėpti nuo kitų. Dėl to nuslėpti, kad jie tokie įtartini atrodo. Ir labai gerai reikia pasvarstyti, ar tai pasitarnauja mano keliui. Ir jeigu tai net ir nėra tokia griežtąja prasme nuodėmė, bet kažkokia tokia nelabai nešvari tokia pilka zona, tai labai reikia pamastyti apie tai. Jeigu kas nepasitarnauja mano keliui, tai nėra Dievo valia tame. Šventasis Jonas Marija Viannėjus taip labai tokį gerą pasakymą šią prasme turėjo, kad velnias gaudo drumstame vandenyje, žuvis žvejoja drumstame vandenyje. Ir tai šis posakis labai yra taiklus kiekvienai gyvenimo sričiai. Taip yra ir politikoje, šeimos gyvenime, bažnyčios gyvenime, maldos grupėje. Kur tik prasideda tas drumstas vanduo, tai ten jau velnias merkia meškerę. Ir kas nors jau jam užkips. Taigi gera yra, kad mes vengiame to drumsto vandens. Ir tame paraginime, kad dalykai būtų taip aiškume, šviesoje gyventume, yra dar vienas aspektas. Yra labai gera, kad savo gyvenimo dalykus, įvykius mes atskleidžiame bent vienam Dievo indui ar asmeniui. Ta prasme turime dvasios vadovą ar nuodėmklausį. Šventas Paulius Efeziečiams rašo tokius žodžius. Viskas, kas yra šviesoje, kas yra iškeliama aiškume, tai yra šviesa. Efeziečiams 5:13 paskaitysime. Visa, kas yra iškeliama, yra šviesa. Ir šiais žodžiais grindžiamos yra tokios dvasingumo mokyklos. Ir tos dvasingumo kryptis pataria savo nuodėmklausiui ar dvasios vadui sakyti ne tik nuodėmes, bet taip pat ir kitus pasakoti savo tokius svarbius sielos reikalus. Labai vertinga yra kalbėti apie sunkumus, apie pagundas, bet taip pat ir apie pozityvius dalykus. Ir velniui labai nepatinka, kai mes kalbame apie tai, kaip jis mus gundo ir kokias mes patiriame tas išbandymus. Nes kai velnias demaskuojamas, jis praranda savo galią. Netgi kartais vien jau išpažinimas ar pasakymas, su kokiais sunkumais tu susiduri, jau tai išaiškina situaciją ir tau ateina didelis palengvėjimas. O jeigu dar nuodėmklausis tave palaimins tuose sunkumuose, tai jie ir visai bus užgesinti. Taigi išaiškinimas, iškėlimas švieson, tai, ką mes patiriame iš piktojo, yra labai vertingas dalykas. Vienas iš velnio piktojo veikimų principų yra slėpti savo veikimą. Tie, kuriems yra tekę dalyvauti Švento Ignaco pratybose, atsimenate jo taisyklės. Vienas iš jų yra toks Ignaco formulavimas. Ignacas palygina, kad velnias yra tarsi meilužis, kuris bando suvilioti ištekėjusią moterį. Ir velnias bijo, nenori būti demaskuotas tos moters teisėto vyro, nes tuomet turės sprukti. Bažnyčia yra kaip ta ištekėjusi moteris. Ir jeigu tas savo bažnyčia, savo teisėtam sužadėtiniui, būtent tai tas pagundas, tas vilionės išsako, ar tai klausykloje, ar kažkokiam dvasiniam pokalbį, tuomet tikrai piktasis turi sprukti. Krikštu mes esame susižadėję su Jėzumi. Todėl tas Švento Ignaco pastebėjimas, formuluotė yra labai taikli. Tačiau taip pat, kaip minėjau, su nuodėmklausiu yra verta aptarti ir kitus dalykus. Ir tai taip pat siejasi su tomis charizmomis, apie kurią jau esu minėjęs. Ir tada per homiliją nebuvo vietos plačiau išskleisti, kaip apie sąlygas, kurios reikalingos charizmų išsiskleidimui. O tos pranašiškosios charizmos jos kyla iš mūsų to paslėptojo dvasinio gyvenimo. Ir yra labai vertingas dalykas savyje užčiuopti, kokios mumise kyla mintis, kokie įkvėpimai, bet ne tam, kad tik tai pastebėjus grinai eiti tolyn, bet kad tai pateikti dvasiniam kunigo tokiam, kunigas savo ištarmę pasakytų. Ir žinoma, aš taip su protu raginu tai daryti, žinoma, ne tenai didžiąją savaitę gavėnios metu, kai 40 žmonių stovi prie klausyklos ir tu čia pradėsi apie savo dar dvasinės problemas ten aiškinti su kunigu. Ne ta proga. Turi būti
tinkamos sąlygos ir tas nuodėmklausis turi kažkaip tai sutikti, priimti tam pokalbiui. Ir reiškia, tarkime, ten laidotuvių liturgija ir jau kunigas po 10 minučių turi pradėti pamaldas ir pradėsi čia plėstis su tais dalykais, aiškinti, tai nelaikas. Bet jeigu yra tam tinkamos sąlygos, tai yra gera, naudinga paminėti, ką išgyveni, kokios mintis kyla. Baigdamas išpažinti, kaip išpažinties pabaigoje, taip pat ir apie tai pasakyk. Ir kunigas nuodėmklausis visiškai neturi čia pat būtinai nuspręsti, kad ar tos mintis iš Dievo ar ne iš Dievo. Jeigu kunigas jau pastebės kažką reikšmingo, jis duos pastabą, sakys, to neklausyk, tai palik šalin. O jeigu kunigas išvelgs, kad tos mintys yra sutinkamos su Evangelija ir jos naudingos, tai jis palaimins tas mintis. Ir per kunigo palaiminimą tai Dievas palaimins. Jeigu tai bus tokie Dievo įkvėpimai, tai jie bus testuojami, taip sakant, vyks tas dvasinis bandymas net keletą metų, nes tai bus pasitarnaus tik tavo dvasiniam gėriui. Ir galbūt tam tikrų momentų tau bus pasiūlyta pasidalinti su maldos grupės sielovadininku arba su klebonu. Ir tuomet ta malonė kažkaip tai ir duos tolesnių vaisių. O jeigu tik tai dalykus pasilaikome savo, nepasidalijame, tai iš to nieko nebūna. Kartais šventoji dvasia mums suteikia tokių įkvėpimų, kurių mes nepastebime. Mes juos taip traktuojame kaip savo pačių mintis ir tiesiog paliekame. Manau, kad didžiulis nuošimtis šventosios dvasios įkvėpimų mūsų tiesiog yra taip veltui numarinama, nes mes nepakankamai dėmesingai tai atsižvelgiame. Ir viduje neištiriame, iš kur tos mintys kyla. Nes juk kažkaip tai kitaip ateina, jeigu mintis grinai tik iš proto ar iš šventosios dvasios gelmės. Ir tiesiog tai nesugebėdami to ištirti, tiesiog paliekame. Ir ypač jeigu dar toksai dar sudėtingiau, jeigu dar ką nors manome apsijuoksę, jeigu mes ką nors tokio išsakysime, tai tada dar sunkiau mums tampa tos dalykus išskirti. Dar, žodžiu, taip truputį gyvumui papasakosiu tokią istoriją apie mėsą. Nes jinai yra tokia, labai iliustruoja gerai, kiek daug dykai išeikvojame šventosios dvasios malonių. Didysis mūsų kompozitorius Johanas Sebastianas Bachas po save paliko didžiulį muzikinį palikimą. Ir niekas nežinojo, kiek tenai ant aukšto liko jo didžiulė šūsnis jo parašytų partitūrų. O pirmajame aukšte, reiškia, išsinomojo Rusį mėsininkas. Jis pardavinėjo mėsą ir jam reikėjo popieriaus. Ir į Bacho partitūras pakuodavo mėsą. Ko dabar mes čia taip piktinamės ir stebimės, kad mėsininkas taip elgėsi su Bacho partitūromis, jeigu mes taip pat elgiamės su šventosios dvasios įkvėpimais. Tai yra visiškai nesuvokdami. Ir viešpats kažkaip tai apvaizdą panorėjo bent dalį tų partitūrų išsaugoti ir į tą mėsinę, į tą krautuvėlę atsiuntė apsipirkti mėsos Mendelson. Reiškia, šiaip normaliai įprastinė tvarka tai būtų ponia Mendelsonienė ėjusi apsipirkti mėsos, bet jin tuo metu darė kotletus ir pasiuntė savo vyrą Mendelsoną. Tiesiog žmona pasiuntė vyrą į parduotuvę. Ir jis nupirko, ką jam žmona liepė. Ir neždamas mėsą žiūri, ką čia suviniota. Ir jis išskleidė ir sustingo. Ir jis iš karto suvokė, kad tai yra Bacho natos. Ir jisai grįžo ir visą likusią šūsnį, kuri dar nebuvo suviniota, reiškia, vyniojamam popieriui išgelbėjo. Taigi, viešpats duoda mums malonę, bent jau likusias malonės, kurias mums duodamas išgelbėti. Ir jeigu iš tikrųjų, jeigu tai objektyvizuosime, tiesiog tai išsakysime klausykloje, tai bus tada geriau. Nes niekas nėra teisėjas savo paties byloje. Nėra pranašų, kurie atpažintų savo pačių teisingumą. Bet jeigu kas nors ateina pas mane, kreipiasi ir sako, nuodėmklausis man patarė su jumis tuo pasidalinti, tai tada aš labai dėmiai suklūstu. Tai yra tokia pirmoji sritis, kur mes vykdome kovą. Taigi tas rūpestis dėl tiesos, dėl to aiškumo ir iškėlimo į šviesą. Ir kitas sritis, taip pat labai svarbi esminė, yra mūsų malda.
Tai yra malda tokia labai plačia samprata, plačia supratimu. Tai yra ne vien ta praktika, mūsų praktikuojama malda konkrečiomis minutėmis. Mūsų labai vertingas yra gyvenimas apskritai Dievo artumoje, jo akivaizdoje. Kiekvienas krikščionis yra pašauktas į tai, kad nepaliaujamai jaustų tą Dievo akivaizdą. O tai tampa tikrovė, kai dažnai kreipiamės į jį, kai tokia atvira širdimi vadovaujamės kiekvienoje kasdienėje gyvenimo situacijoje. Dėkojame, atsiprašome, prašome apsaugos, taip pat vis dėmesingiau atpažįstame jo veikimą. Kas į tokį dažną ir intensyvų santykį su Jėzumi įžengia, tai tas žmogus geriau gali įžvelgti malonę, nes mato Jėzaus reakciją į tai, ko šaukeisi. Ir eini tarp žmonių, eini kažkokį susitikimą, kažkokią nežinomą situaciją ir prašai, kad Jėzus tave vadovautų. Ir prašai, kad Jėzus tave vestų. Ir po to matai, kad kažkas buvo pastumėta, kažkas įvyko ir būtent tai buvo Dievo valia tame susitikime. Ir Šventasis Paulius mus ragina labai dažnai melstis dvasioje. Tai turime omeny ne tik tai šlovinimo malda, bet taip pat toks pagal tos įkvėpimus, kurio šventoji dvasia tam momentui duoda širdyje. Klasikinė asketinė teologija akcentuodavo ir akcentuoja tos vadinamuosius ugningus tikėjimo tos aktus arba kaip tarsi strėles. Ir aš manau, kad yra gera atsiduoti šventai dvasiai. Ir būtent meldžiantis už kitus, vakar skaitėme iš Jokūbo laiško apie užtariamąją maldą. Tegu mus atsiminkime tą jo paraginimą, kad daug gali karšta teisiojo malda. Tačiau čia vėlgi žengėme tokią subtilę sritį, ar visuomet turime melstis už savo artimuosius. Ir čia mums gresia tam tikra klaida. Sutinkame įvairius žmonės, įvairius bėdas, vargus. Ir kartais pasirodo taip, kad malda už kitus tokius sunkius vaisius neša mūsų pačių gyvenimui. Ir ypač meldžiantis už savo pagal giminystės liniją ir už santuokos ryšyje. Aš turiu omenyje maldą už vaikus ir už savo sutuoktinį. Toliau taip pat yra tie ryšiai, kuriuos Dievas sukuria bažnyčioje. Pavyzdžiui, parapijoje, maldos grupėje. Kartais Dievas tiesiog tokiam vienkartinėme įvykyje mums ką nors pastato mūsų gyvenimo kelyje, kad mes tą žmogų patikėtume Dievo maloniai. Tačiau tai va tos situacijos yra, kai mes galime melstis už tos. Bet yra ir kitų situacijų, kai matome tokį didelę bėdą, bet negalime melstis už tą žmogų. Ir svarbi nuoroda, svarbus tekstas yra 1 Jono laiškas, 5 skyrius. Jei kas mato nusidedant savo brolį, tačiau ne iki mirčiai, te prašo ir Dievas duos jam gyvybę. Būtent tiems, kurie nusideda ne iki mirčiai. Mat yra nuodėmė iki mirčiai. Ir aš kalbu ne apie ją, kad būtų prašoma. Galbūt toks labai sukrečiantis pamokymas. Yra tokios situacijos, kuriuose įkvėptasis apaštalas sako, kad nedera melstis tose situacijose. Žinoma, čia neturime omeny, kad tam žmogui gailestingumo nereikia rodyti. Dievas nori, kad visi būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą. Tai prašo Šventasis Paulius. Tačiau šitose situacijose tai reiškia, apaštalas nesiūlo, kad būtų prašoma. Kaip suprasti iš savo patirties, apie ką čia rašo Šventasis Jonas? Kai kalbame apie nuodėmę, kuri yra sunki nuodėmė, kas nors parpuolė ir neteko Dievo tos buvimo malonės, ir ar tada neturiu tam žmogui padėti savo maldą? Čia jau matome, kad būtų jau perdėtas toksai supratimas, jeigu tokiu atveju nepadėtumėm savo maldą. Čia ne tas turime omeny, ta nuodėmė yra mirtina, ta prasme, kad tam kartui žmogus praranda malonę. Ir kiekvienas iš mūsų galime patekti į tokią padėtį, kur tiesiog vien toks prašymas progos, kad galėtumėm patirti gailestingumą, yra svarbus. Tačiau tai dar nėra tas, kas vadinama nuodėmė iki mirčiai, bet nuodėmė iki mirčiai yra, kai kas nors iš anksto apsvarstęs, iš anksto nusigręžia nuo Dievo. Ir nusigręžia nuo Dievo ne iš silpnybės, bet tiesiog pasirenka kitą viešpatį.
Ir tai ir turime omeny okultizmo pasaulis. Nesimelsk už burtininką, magą, okultistą ir tas, kuris ten tuos sprendimus, žodžiu, būrimus daro. Ir negalvo, kad viešpats tave ten šaukia už tą ar tą melstis. Ir tie žmonės, kurie su specialia maldos intencija stengiasi melstis už tuos minėtus asmenys, burtininkus, kerėtojus, tie patiria savo pačių gyvenime galingų smūgių. Aš manau, kad jeigu ką nors Dievas pašaukia užtarimo maldai už tokius asmenys, tai Dievas tokiam žmogui duoda ir specialią apsaugą. Kartais būna tokios situacijos, kad tiesiog dėl emocinių priežasčių kažkaip tai negalime to atsisakyti melstis. Ir aš atsimenu, turėjau ar bendramokslę pažįstamą kolegę, kuri užsiiminėjo okultizmu. Aš jau buvau atsivertęs ir suprantau, kad tai yra blogai. Ir kažkaip, kadangi ją pažinojau, tai kaipgi galėjau jai nepadėti. Ir atsiminkime, kad yra taip, iš čia tokį pavyzdį, ne savo duoda, bet toks galėjo būti. Reiškia, kad tu, tarkime, atsivertėjai, tu dabar esi bažnyčioje, o ji tavo ar tai draugė, ar tebėra pasaulyje užsiminti okultizmu. Tai nereiškia, kad mes tą savo skirtumą, kad aš bažnyčioje, o tu pasaulyje turėtumėm labai eksponuoti, bet nereikia jo ir pamiršti, kad vis dėlto tas skirtumas yra. Pirmųjų amžių krikščionys buvo vienaprasmiškai radikalūs šia prasme. Ir jie buvo labai atsargus kontaktuose su pagonių pasauliu. Vaizdžiai kalbant, krikščionis nebūtų niekada įžengęs į pagonio kiemą ir nebūtų įžengęs į namus pagonio, kad nesusidraugautų. Jis žinojo, kad tai yra kitas pasaulis, ne jo pasaulis. Jis krikščionis patarimo ar draugystės ieškojo pas saviškius bažnyčioje. Ir laikydamės ir toliau pagal tą patį vaizdų palyginimą, pagonis galėjo apsilankyti pas krikščionį. Žinoma, pagonis nebūtų įleistas į pačius švenčiausius krikščionių slėpinius. Bet jeigu pagonis atėjo kažkokios pagalbos, tai žinoma, krikščionis savo kieme pasodintų jį ant suoliuko prieš namo slenkstį ir jo būtų išklausęs. Tai yra tam tikras tik tai, žinoma, toksai vaizdingas palyginimas, bet buvo laikomasi tokio metodo. Taigi, ne už kiekvieną turime melstis savo rožinio malda ar vainikėliu ar kokią nors kitą maldos formą. Nes jeigu mes formuluojame maldos intenciją už tą ir tą konkretų žmogų, tai mes sueiname į konfrontaciją su tomis piktosiomis dvasiomis, kurios būtent tą žmogų, tą okultistą ar kokį tai kitą žmogų jam vadovauja. Aš manau, kad yra saugu vien Jėzui išsakyti mūsų maldą, bet nevardinti konkrečios intencijos ir konkretaus asmens. Taip, tai suprantu. Jėzau, tu mano gyvenimo kelyje tą žmogų esi pastatęs, jis yra mano gyvenimo kelyje buvęs. Aš prašau, kad tu jį vestum į malonę ir daryk tai, kaip nori. Atiduodu į tavo rankas savo gyvenimo auką, atiduodu tau šiandienos savo rožinio maldą, visas kitas maldos intencijas, o tu, Jėzau, gelbėk tą žmogų kaip nori. Tokiu būdu nėra konfrontacijos. Jėzau, aš atiduodu savo maldą tau ir paimk ją, naudok ją kam nori, kokią nori intenciją. Ir aš nesakau, kad tai yra už tą konkretų žmogų. Bet pasitikiu, Jėzau, kad tu jį vesi. Taigi, prašydamas, aukoju tau tai, ką turiu gyvenime. Taigi, aš nestoju kaip boksininkas į ringą su tuo priešininku, kuris iš tikrųjų yra velnias. Aš sakau, Jėzau, tu stok į tą kovą. Aš atiduodu tau, aukoju savo pusryčius, pietus ir aš žinau, kad tu sutvarkysi tą dalyką. Tai nėra atsiribojimas nuo pasaulio. Tai yra, mes kalbame apie savo širdies išsaugojimą. Jansenizmo galbūt klaida buvo tai, kad tas tarsi kaip paskutinio teismo tas perskyra buvo daroma tarsi šiandien. Mes kalbame apie būtent nesileidimą į progą nuodėmei. Aš neinu į tą vietą, kur yra nuodėminga vieta, kur yra proga nusidėti. Ir aš neinu specialiai pas žmonės, kurie
galėtų mane įtraukti į nuodėmę, tarkim, jeigu tai nėra mano kažkokios tai tarnybinės pareigos. Ir tame tokioj taktikoje yra tam tikras atsargumas. Ir aš manau, kad štai tas užduotas klausimas kaip tik atskleidžia tą sudėtingumą, sunkumą iškylantį krikščioniui. Būtent problema, kad siekiant išsaugoti gerus santykius su pasauliu. Man asmeniškai labai patinka ankstyvosios krikščionybės radikalizmas, nes anuomet tie vaisiai buvo geri ir iš tų vaisių pažįstame. Ir anais laikais tas radikalus atskirimas buvo labai reikalingas. Jis padėjo formuotis tai tokiai aiškiai krikščioniškai doktrinai. O šiandien veikiau jaučiame taip, kad anksčiau buvo tarsi siena tarp krikščionių, tos tokios tvirtovės pilies ir kitų pasaulių. Ir dabar tai yra tokie labai tos erdvės susimaišiusios. Ir aš manau, kad turbūt ir nereikia man argumentuoti, kad tie dalykai, tas susimaišymas net pernelyg toli yra pažengęs, nes į bažnyčios bendruomenę įsibrovė tokie papročiai, kurie nėra derami su Evangelija. Ir bedieviai jaučiasi turi teisę tiesiog patarinėti, kaip bažnyčia turėtų tvarkytis. Aš manau, kad idealus santykis yra tuomet, kai bažnyčia iš savo pusės tiesia tiltus į pasaulį. Nei ta ankstesnė siena, tokia tvirtovės siena, nei toks visiškas sąmyšis, susimaišymas yra idealas šiandienai. Ir reiškia tas išlaikymas savo tapatybės ir drauge tiesimas tiltų į pasaulį, tai atrodo, kad yra geriausi šansai evangelizacijai iš to. Neišlaikydami savo tapatybės, tai nieko nebus iš evangelizacijos. Prieš keletą metų tokia tarptautinė išlaisvinimo asociacija vyko konferencija. Ir apie tai buvo kalbama šiek tiek kitokiame kontekste. Iš Didžiosios Britanijos kunigas egzorcistas štai ką pasakė diskusijos pabaigoje. Kad turbūt mums reikia taip atvirai pripažinti, kad Europoje su evangelizacija mums nepasisekė. Tai jo tas buvo pastebėjimas pasakytas dėl tokio kaip rezultatas to visiško sumaišymo tų sričių užuot tiesus tiltus. Tiek tos digresijos. Taigi mūsų specialiosios mūsų pašventinimo priemonės ir priešinimasis blogiui. Taigi iš tų priemonių užtariamoji malda visiems mums yra aiški. Tai yra drauge ir bažnyčios malda dėl laisvės. Mums reikia tikrai labai įsisąmoninti, kokia svarbi toji malda. Kiekvienas iš esančių kunigų žino, kad klausykloje ir būna tokių situacijų ir turime tokių penitentų,
Potrafią płakać nad swoim grzechem. turinčių gerą valią. Ir žmonės gali atgailauti, verkti dėl savo nuodėmių, mobilizuoti savo jėgas. Ir tarsi blogis, tarsi kaip kokioje suspiruoklė, vėl grįžta ir viršydamas jų galimybės vėl grįžta į jų gyvenimus. Tai tokios situacijos yra aiškiai rodo, kad tokiam žmogui reikia išlaisvinimo maldos. Taigi, arba kitais žodžiais tariant, privataus egzorcizmo, o kartais ir liturginio iškilminga forma vykdomo egzorcizmo. Nes netokia yra Dievo valia, kad žmogus turintis gerą nuostatą ir pastangas vis dėlto vėl sunkiai atkristų. Tai yra tokio pavergimo, surišimo ženklas. Ir manau, kad ir kunigai tą patvirtins, kad yra dažnos gan tokios situacijos, kai rūpindamėsi savo dvasiniu saugumu. Taigi per šventą išpažintį turime tam tikrus dalykus atkirsti. Tarkime, turime atkirsti tam tikrus ryšius. Pavyzdžiui, pažįstantis penitentas turi nukirsti savo ryšius su kitu asmeniu, su kuriuo ta nuodėmė įvyko. Turi atkirsti ryšius nuo piktų darbų ir nuo piktojo. Tai yra 3 tokie svarbus ryšiai. Taigi pasikartojanti nuodėmė ne tik tai žeidžia Dievą, bet ir daro priklausomą žmogų. Taigi, jeigu pas mane ateina žmogus ir atgailauja, verkia, kad vėl ėmė gerti alkoholį, jeigu duoda tam laiko. Reiškia, jeigu yra tam laiko per išpažinti, aš tada trumpai prašau apsaugos švenčiausiam Jėzaus kraujyje ir tuomet Jėzaus vardu aš maldoje įsakau, nukertu šiuo atveju saitus tarp to žmogaus ir tų žmonių jo sugerovų ar tų situacijų, kuriomis jis geria. Nukertu saitus tarp jo ir bet kokio piknaudžiavimo alkoholiu ir nukertu saitus tarp jo ir piktąją alkoholizmo dvasia. Ir nenoriu pasakyti, kad tokia labai greita, žaibiška, tokia išlaisvinimo malda visuomet yra efektyvi, veiksminga. Tačiau nekartą jau esu girdėjęs atgarsių, kad dėl jos palengvėjo. Ir visi turime atsiminti tiek kunigai, tiek užtariamosios maldos grupių dalyviai. Prieš melsdamiesi išlaisvinimo ir vidinio išgydymo visuomet meldžiame panardinimo Jėzaus kraujyje. Taip pat meldžiame, kad būtų panardinti Jėzaus kraujyje su mumis susiję giminystės ir draugystės ryšiais, kad būtų panardinti daiktai, kuriais naudojamės, mūsų butai, namai, mūsų gyvenimo reikalai. Nes šie tikrovės elementai, kurios piktasis gali iš pykčio atakuoti. Tai yra, dažnai vyksta tokios situacijos, kad pritrūkus nesant tokios apsaugos maldos, neprašant apsaugos, ir būna taip, kad maldos grupė meldėsi bažnyčioje, tuo pačiu laiku vaikas paliktas namie ant savęs verdantį pieną išsipylė. Nereikia visko demonizuoti. Bet tos maldos grupės žmonės tada prisiminė, kad neprašėme apsaugos. Ir mes buvo prieš keliolika metų taip pat su sesė Stanislava melsdamėsi, pamiršome apsaugos prašyti. Ir būtent maldos metu įsilaužimas buvo į kunigo automobilį. Ir tokios situacijos dažnai vyksta. Nes iš tikrųjų tai yra konfrontacijos malda. Ir tada piktoji dvasia nėra gailestinga. Bet taip pat žinau ir tokį egzorcizmą, kur piktoji dvasia savo manifestuodamas, parodydamas savo buvimą, piktoji dvasia bandė išprašyti pasigailėjimo iš besimeldžiančiųjų. Jis taip manipuliuodamas piktoji dvasia sakė, va, jūs manęs visiškai nesigailite, kur dabar aš dėsiuosi. Beveik piktoji dvasia tame žmoguje manifestuodamasi beveik ko ne verkšleno. Tai yra žinoma piktosios dvasios melas. Piktoji dvasia netiki gailestingumu ir nenori gailesčio, bet palikime tai. Ar galime liepti piktai dvasiai? Taip, savo paties intenciją už save patį melsdamiesi galima įsakyti. Esu gundomas ir ateina pagunda į mane, trikdymas ir aš sakau Jėzui, Jėzau, aš atsižadu tos piktosios dvasios, atsižadu jos veikimo, atsižadu tos dvasios minčių, bet taip pat ir galiu paprastai sakyti, Jėzaus Kristaus vardu piktoji dvasia pasišalink nuo manęs. Kategorija piktosios dvasios
dvasios pagal pagundos pobūdį apibūdiname. Piktoji dvasia, to piktumo dvasia, nepagarbumo dvasia, netyrumo dvasia, pavydo dvasia, šalin nuo manęs. Ir visuomet Jėzaus vardu tai sakome. Tai yra Jėzaus galia veikia. Mes patys tame neturime galios. Taip pat tėvai mažų vaikų gali taip pat tą liepiamąją, įsakomąją maldą piktai dvasiai įsakyti, kurie tiesiog akivaizdžiai mato tą gundimą. Piktoji dvasia, tokia ir tokia piktoji dvasia pagal pagundos pobūdį Jėzaus vardu pasišalink nuo mano vaiko. Kadangi mažų vaikų tėvai yra visiškai atsakingi už juos. Bet jau vaikui paaugus, jau savarankiškų tapus, tai tėvai negali įsakyti tai piktai dvasiai, kurios veikimo požymius mato savo vaike. Mes galime tik tai maldauti Jėzaus, kad Jėzau liepk piktai dvasiai pasišalinti nuo jo ar uždrausk ją veikti. Kunigų padėtis yra šiuo atžvilgiu išimtis. Ir išskyrus tas situacijas, kai jau yra toksai labai sunkaus laipsnio užvaldymas, apsėdimas. Taigi kunigas net ir neturėdamas egzorcisto įgaliojimų, nes kunigas turi tą galią, bet neturi iš vyskupo įgaliojimo. Taigi kunigas maldoje gali, jeigu mato esant reikalą, liepti, įsakyti piktai dvasiai. Jeigu tai yra tokio jau labai sunkaus užvaldymo, apsėdimo situacija, tuomet paliekame tos dalykus egzorcistui. Nes jau čia tada dera kalbėti tą iškilmingą liturginę formą egzorcizmą. Žinoma, kad mes taip pat kunigai turime laikytis atsargumo, o vykdyti egzorcizmą tą liturginę formą reikia vyskupo ordinaro įgaliojimo. Tai reiškia, kad tas pilnutinis liturginis egzorcizmas jį gali atlikti tik tas įgaliotasis kunigas. Bet atskiros maldos kaip privatus egzorcizmas, neliturginis ar netgi iš apeigyno egzorcizmo dalys galima apdairiai jomis naudotis. Kartais, kai kunigas tos permaldavimų dalimis naudojasi. Nes iškilmingo liturginio egzorcizmo kiekvienoje dalyje yra dvi versijos. Yra viena prašomoji versija, o kita įsakomoji. Ir ta meldžiamoji dalis, prašomoji dalis yra mums saugi. Jeigu Dievo apvaizda mus kažkaip tai leido mus susidurti su dvasios varginamu žmogumi, tai visuomet gera yra po tokios maldos prašyti Dievo motinos saugos. Yra tarp Lenkijos egzorcistų, tas, galim sakyti, toks labiausiai patyręs, yra iš Poznanės tėvas Marijan Piontkovski. Jis mane yra išmokęs tiesiog iš savo asmeninės patirties, kad tiesiog melstis po kiekvienos maldos, tiek didesnės, tiek trumpesnės, tiek ilgesnės. Ir sukalbėti tą maldą tavo apgynimo šaukiamės. Tiesiog prašant apsaugos, kad piktosios dvasios įtakos ar žabangų, prašant apsaugos, sukalbėti maldą tavo apgynimo. Ir tas kunigas Piontkovski, egzorcistas, turėjo tokią patirtį. Visuomet, kai jam tekdavo kokią nors tokia rimtesnių atveju melstis, netgi ne liturginį egzorcizmą atlikti, bet šiaip. Jis tokia buvo taisyklė patirtis. Visada vienos dienos liga jį ištikdavo, vieną dieną sirgdavo. Kažkoks toks silpnumas, karštis, beveik gripas. Ir po 20 valandų pats praeidavo tie požymiai. Ir jis jau po toks besikartojančios patirties savęs, klausė, kas čia yra. 12 kartą vis ta pati patirtis. Ir jis po to susiejo, kuo tai siejasi su malda. Ir jis pastebėjo, kad baigė šią maldą, tai nebebuvo tų lygos požymių. Ir labai nedaug reikia. Tiesiog atidaryti duris ir pakviesti Dievo motiną, ateik čia, užeik. Dievo motinos buvimas yra nuostabi pagalba mums. Mes su seserim Stanislava prieš atvykstant čia mums teko tokio gan užrimtą tokį atvejį išlaisvinimo melsti. Aš jau pasakojau apie pavyzdį to žmogaus, kurio lūpomis piktoji dvasia vis šaukė ne, ne, ne. Ir besimeldžiant mums atėjo mintis kviesti Dievo motiną į maldą. Ir tada piktasis į šią mūsų sumanimą labai aiškiai reagavo.
Ne, tik jie, ne ją. Jis, žinoma, daug garsiau tai sušuko negu aš. No właśnie. Taigi, jeigu jau išgirstam tokį tik ne jį, tai suprantame, kad tikrai reikia jos kviestis. Aš manau, kad šioje auditorijoje neverta kalbėti apie sakramentalijas, kai apdairiai naudojantis tiek šventintų vandeniu, šventinta druska, aliejumi. Jest praktyką Tai yra gera praktika.